Sveiki, Karolina iš Kemperiai 365 ir turiu jums gerą kemperį už gerą kainą, tai yra Adria Sun Livingas. Žiūrim, ką šitas kemperis turi. Jis yra ant Fordo bazės. Jeigu imt bazinę komplektaciją, tai yra 135 arklio galios ir mechaninė greičių dėžė, bet jūs galite užsisakyti ir 165 arklio galias ir automatą. Naktiniai žibintai su posūkio funkcija. Tada šitas kemperis, nors yra entry level, bet jis išsaugoja Adrijos kokybę ir Sun Livingai duoda 10 metų garantiją. Šitas kemperis yra to vertas ir gamintojas nebijo, kad reikės jį dažnai nemokamai taisyti. Čia yra vandens papildymas 120 litrų. Čia yra didelė bagažinė. Tai bagažinė yra šildoma su nuotekų nuleidimu. Taip pat ten, kur gali būti didžiausi pažeidimai, yra apsaugoti su metalu, apšvietimas, elektra 12 voltų. Einam toliau. Gražus Adria dizainas, galinė vaizdo kamera. Beje, čia yra dizelinis šildymas, bazinis, todėl jūs dujas naudosite tik dėl gaminimo, todėl čia yra dedami 2 maži balionai, nes maisto gamybom dujų čia užteks, nežinau, keliems mėnesiams. Ir einam į vidų. 58 cm pločio durys su centriniu užraktu. Visur yra tinkleliai nuodų, naktinės užuolaidos. Fordas. Čia jau matau yra ne bazinis variantas su automatu. Nuo 25-26 metų sezonų visi Fordai atrodys va taip. Odinis vairas, mygtukai, elektrinis spidometras. Ir čia yra 5-vietis kemperis. Galėsit keliauti 5, prasididinantis stalas, tai kad visi keleiviai turėtų kaip valgyti. Tada pakrovėjas, elektra, tiems, kurie keliausit. Visur naktinė žalius, tinkleliai, ant tų čia yra bazė. Nuleidžiama lova. Čia lengvai 200 kg, tai reiškia 2 suaugę žmonės galės miegoti. Tinkleliai nuodų, kad neišsiridentumėt. Virtuvės zona, dometik šaldytuvas, kuris yra jau geresnis, aukščiau vertinimas, nes durys atsidaro iš abiejų pusių, tai tikrai labai patogu. Kemperiuose virykliai 3 degiklių, kai gaminat būtinai atsidarykit langą. Tada yra daug laikymo vietos, susidėti jūsų daiktams, elektroninė valdymo panelė, ko kiti gamintojai ekonominės klasės nededa, įdeda labai paprastas, kur ten rodo porą duomenų, pas Adria kitaip. Čia pasidaro 2 kambarių sistema, tai jeigu keliaujat kelies ir norit privatumo, galite užsiverti su šitom durim. Taip, dušas. Koks erdvus dušas. Nežiūrint, kad šitas kemperis turi labai gerą kainą, kurią aš pasakysiu vėliau, yra vis tiek 2 nubėgimai, tai jūs reiškia neturėsite baseinų. Atsitveria dušas. Toliau tualeto erdvė, tai man patinka, kai yra tokios gumelės, kad stabiliai stovėtų kosmetika sudėta. Čia vietos susidėti, čia susidėti. Tualetas kaip tualetas standartinis 19 litrų kasetė ir miegamojo zona. Man labai patinka, kad yra įdėta papildoma lentyna, o nėra vienas didelė palikta erdvė. Čia galima tikrai geriau susidėti daiktus, palaikyti didesnę tvarką. Ir čia yra irgi taip pat skaitimo lempos, didelė lova, čia galima 3 miegoti. Tada laikymo vietos, visur pravestas šildymas, grindyse irgi yra laikymo vietos jūsų daiktams. Tai kad ir keliausit 5, jūs tikrai turėsit kur susidėti daiktus. Ir čia irgi pasididina lovą iki maksimumo. 3 su vaikiuku tikrai be problemų. Šito kemperio kaina, kuris turi iš karto į bazę dizelinį šildymą, kuris yra Adrijos kokybės lygio, Fordo aukštesnė komplektacija, jau galėsit užsisakyti pačiu artimiausiu metu ir jo kaina bus apie 48 000, 50 000 plus PVM. Skambinkit, rašykit man. Ačiū ir iki.